Toli toli, kažkada gyveno galingas karalius vardu Vikremas. Visoje karalystėje jį žinojo dėl jo stiprybės ir didingų pilių. Žmonės gerbė jo galią, bet dažnai truputį ir bijojo. Karalius Vikremas tikėjo, kad pagarba parodoma turtais ir didelėmis dovanomis. Jis manė, kad kuo brangesnė dovana, tuo daugiau pagarbos jį rodo. Jam patiko gauti spindinčių brangenybių ir sunkaus aukso iš savo pavaldinių. Vieną dieną karalius paskelbė didelę puotą. Visi karalystės gyventojai buvo pakviesti atšvęsti jo gimtadienį. Jis paprašė savo žmonių atsinešti dovanų, kad parodytų savo ištikimybę ir pagarbą. Rūmų salės prisipildė skanaus augalinio maisto, juoko ir muzikos. Kaimiečiai ir didikai atvyko, nešini daugybę gražių ir brangių dovanų. Buvo spindinčių karolių, prabangių šilkų ir maišelių, perpildytų brangiais prieskoniais. Karalius Vikremas šypsojosi, stebėdamas, kaip dvariškiai krauna lobius. Kiekviena dovana, jis manė, buvo ženklas, kaip stipriai jį žavėjosi jo žmonės. Jis jautėsi labai svarbus ir stiprus. Tada, sena moteris vardu Devilė tai priejo. Ji buvo apsirengusi paprastais drabužiais, o jos rankos buvo tuščios, išskyrus vieną mažą, tobulą mangą. Jis buvo ryškiai geltonas ir saldžiai kvepėjo. Dvariškiai tyliai šnabždėjosi ir kikeno. Jie manė, kad Devi buvo kvaila atnešti tokią mažą, paprastą dovaną galingam karaliui. Kai kurie net manė, kad tai buvo nepagarbu. Karalius Vikremas ją pamatė ir truputį susiraukė, nors stengėsi tai paslėpti. Vienas mangas. Po visų prabangių dovanų, kurias jis gavo, tai atrodė tikrai prastas pasiūlymas. Jis svarstė, ar ji tikrai supranta jo galią. Devi pasiekė karaliaus sostą. Ji ištiesė mangą, jos akys spindėjo gerumu. Mano karaliau, ji tarė aiškiu, švelniu balsu, aš atnešu jums šį paprastą vaisių. Dvariškiai susižvalgė, tikėdamiesi, kad karalius bus piktas. Jie manė, kad Devi bus išbarta už jos menką dovaną. Tačiau Devi tęsė, šis mangas augo mano mažame sode. Aš jį kruopščiai prižiūrėjau kiekvieną dieną. Stebėjau, kaip jis bręsta saulėje, pasirinkau patį tobuliausią jums. Jame nėra nei aukso, nei brangenybių, bet jame yra visa mano širdis ir nuoširdžiausias susižavėjimas jūsų išmintimi valdant mūsų kraštą. Karalius Vikremas atsitiesė. Jis tikėjosi atsiprašymo ar galbūt pasiteisinimo dėl jos kuklios dovanos. Tačiau Devi kalbėjo ne apie turtus, o apie širdį. Tikra pagarba, mano karaliau, Devi paaiškino, nėra matuojama tuo, kas blizga ar kiek kainuoja. Ji matuojama sąžiningumu ir meile, su kuria ji yra duodama. Karaliaus tikra pagarba kyla iš širdžių, kurias jis paliečia, o ne iš aukso, kurį jis renka. Šis mangas atspindi mano nuoširdžių tikėjimą jūsų gerumu, o ne mano baimę jūsų galiai. Didelėje salėje įsivyravo tyla. Karalius Vikremas pažvelgė į vieną mangą Devi rankoje, tada į aplink jį stovinčius brangių dovanų kalnus. Dabar jis aiškiai matė skirtumą. Visi tie didingi lobiai buvo atnešti iš pareigos, o gal net baimės. Tačiau Devi mangas, toks mažas ir kuklus, buvo pripildytas nuoširdžios, grynos pagarbos. Tai buvo dovana iš širdies, duota laisvai. Jis suprato, kad visas jo supratimas apie pagarbą buvo klaidingas. Jis supainiojo baimę su susižavėjimu, o didingus gestus su tikra pagarba. Jis vertino išorinį pasirodymą labiau nei vidinį jausmą. Karalius Vikremas atsistojo. Jis nusileido nuo savo sosto ir švelniai paėmė mangą iš Devi rankos. Jis pažvelgė į senolę, jo akyse sužibo naujas supratimas. Devi, jis paskelbė, jo balsas skambėjo per tylę salę, šiandien tu man davei vertingiausią dovaną. Tu išmokei mane tikrosios pagarbos prasmės. Nuo tos dienos karalius Vikremas pasikeitė. Jis valdė su daugiau nuolankumo ir išminties. Jis daugiau klausėsi savo žmonių ir stengėsi pelnyti jų nuoširdžią pagarbą, o ne tik jos reikalauti. Jo karalystė klestėjo ne tik turtais, bet ir laime bei harmonija. Žmonės mylėjo savo karalių ne todėl, kad jo bijojo, o todėl, kad jis juos gerbė ir, savo ruožtu, jie jiems siūlė nuoširdžiausią, širdingą pagarbą. Ši istorija moko mus, kad tikra pagarba nėra apie galią ar materialius dalykus. Ji yra apie nuoširdžių įvertinimą, gerumą ir supratimą tarp žmonių. Ji duodama laisvai ir giliai jaučiama. Atminkite, paprastas nuoširdžios pagarbos veiksmas gali būti galingesnis už bet kokį didingą gestą. Visada stenkitės pelnyti pagarbą savo veiksmais ir laisvai ją duokite kitiems. Jei jums patiko ši istorija apie stebinančią tikros pagarbos galią, prašome paspausti patinka šiam vaizdo įrašui ir prenumeruoti Lithuanian Repo kanalą, kad gautumėte daugiau legendinių pasakojimų ir nesenstančių pamokų.